Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasaulinėme kare. Pirmoji serija Šveikas tampa įtariamuoju. Pagal Jaroslavo Hašeko romaną. Specialusis numeris! Specialusis numeris! Specialusis numeris! Imperatoriaus šeimos tragedija. Teroro aktas. Atentatas Sarajeve. Specialusis numeris. Teroro aktas. Atentatas Sarajeve. Specialusis numeris. Aš nekaltas. Specialusis numeris. Teroro aktas. Atentatas Sarajeve. Specialusis numeris. Nušovė mūsų Ferdinandą. Pranešė Šveikui tarnaitė. Prieš keliarius metus karo medicinos komisijos pripažintas idiotu Šveikas turėjo palikti tarnybą ir dabar vertėsi pardavinėdamas šunis. Bjaurės, negrynaveislės baidyklės, kurioms suklastodavo genealogijas. Be šio užsiėmimo jis dar kasdien rūpinosi savo reumatu. Kurį Ferdinandą, ponia Müllerova? Aš pažįstu du Ferdinandus. Vienas tarnauja pas vaistininką Prušą. Ir kartą apsirikęs išgėrė butelį kažkokio tepalo plaukams. Ir dar pažįstu Ferdinandą Kokošą, kuris renko šunų išmatas. Abiejų netrupučio negaila. Ne, mieliausiasis erchercogą Ferdinandą taiško nuo piščias. Ta stora dievo baiminga. Jėzau Marija, še tau. O kur tai ponui erchercogui atsitiko? Nušovė į Sarajeve meldžiamasis iš revolverio. Jis važiavo su savo erchercogė ne automobiliu. Tik pamanykite, ponė Müllerova, automobiliu. Ir dar Sarajeve. Aišku, toks ponas gali sau tai leisti. Ar jis ilgai kankinosi? Ponas erchercogas iškart buvo gatavas meldžiamasis. Žinot, su revolveriu juokai menki. Taip, taip. Vadinasi, ponas erchercogas jau amžinatilsį. Galėčiau lažintis, ponė Müllerova, kad tas žmogus, kuris tai padarė, tam gražiai įsipuošė. Žinia, šauti į poną erchercogą nėra lengvas darbas. Čia tau ne brakonierių eigulį nušauti. Sunkiausia prie jo prisiartinti. Prie tokio pono negalite prieiti apdriskęs. Reikia užsidėti katiliuką, kad jūsų nesuimtų policininkas. Šovė kartą ar kelis kart. Laikraštis rašo, kad erchercogas atrodė kaip rėtis. Tasai žmogus išpiškino visus šovinius. Tai atliekama greitai, ponė Müllerova, labai greitai. Aš tokiam reikalui būčiau nupirkęs Brauningą. Jo per 2 minutės galite nušauti 20 erchercogų. Tiek liesų, tiek storų. Jėzau Kristau. Beje, tarp mūsų kalbant, ša. Į storą poną erchercogą, ponė Müllerova, pataikysite tiksliau negu į liesą. Na, aš einu į taurės smuklę. Gerai, gerai. Taurės smuklėje sėdėjo tik vienas svečias. Tai buvo slaptasis policijos agentas Berčneideris. Smuklininkas Palivecas mazgojo indus. O Berčneideris bergždžiai mėgino užmegzti su juo rimtą pokalbį. Graži vasara. Šūdo verta. Na ir užtaisė mums Sarajeve. Turit omeny nusliaužėgą? Ten pešasi kiekvieną dieną. Žinia, juk nusliai. Bosnijos Sarajeve, ponė smuklininkė, nušovė ten poną erchercogą Ferdinandą. Ką į tai pasakysite? Aš į tokius dalykus nesikišu. Tegu pabučiuoja man į užpakalį. Mandagiai atsakė ponas Palivecas. Anksčiau čia kabojo imperatoriaus paveikslas.
Teisybę sakote, kabojo, bet jį dergė musės, todėl nunešiau į palėpę. Žinote, dar kas nors sumanys padaryti apie tai kokią pastabą ir dėl to kils nemalonumų. Aha. Sarajeve dabar turėtų būti labai karšta, ponė smuklininkė. Taip, tokiu metu Bosnijoje ir Hercegovinoje būna baisus karštis. Kai aš ten tarnavau, turėdavo mūsų vyresniajam leitenantui dėti ledą prie galvos. Kuriam pulke jūs tarnavote, ponė smuklininkė? Tokių smulkmenų neprisimenu. Niekada nesidomėjau tokiais niekais. Sveikinu, ponus. Šiandien man įpilk tamsaus alaus. Vienoj šiandien taip pat gedulas. Konopiščiai iškabinta 10 juodų vėliavų. Turėtų ten būti 12. Kodėl manot, kad 12? Dėl skaičiaus, tuzinais lengviau skaičiuoti. Be to, tuzinais visada išeina pigiau. Bet pripažinkite, kad vienai tai didelis nuostolis. Žinoma, nuostolis, dėl to nepasiginčysi. Ferdinando nepakeisi kokiu nors žiopliu. Tik jam būtų nepakenkę būti dar storesniam. Ką tu norite pasakyti? Va, ką noriu pasakyti. Jeigu jis būtų buvęs storesnis, jį jau seniai būtų ištikęs širdies smūgis. Dar tada, kai Kanopiščiuje vaikėsi bobas, rinkusias jo dvare žagarus ir grybus. Tada nebūtų miręs tokią gėdingą mirtį. Imperatoriaus dėdė, o jie jį nušauna. Aš tik nenorėčiau atsidurti pono erchercogo našlės vietoj. Ką jį dabar darys? Vaikai liko našlaičiai, dvaras Konopiščiuje, be šeimininko, bet ponė erchercogė netaip pat nušovė kartu su juo. Dar geriau. Nors neprivalės dar kartą tekėti už kokio nors kito erchercogo. Kokia iš to nauda? Važiuotų su juo vėl į kokį nors Sarajevą ir antrą kartą liktų našle. Vat prieš keletą metų Zlive, netoli Hlubokos, gyveno vienas eigulys bjaurią pavardę Pindiūras. Jį nušovė brakonieriai ir po jo mirties liko našlė su 2 vaikeliais. Po metų jį ištekėjo už kito eigulio, Pepiko, Šablovico iš Midlovarų. Ta irgi nušovė ir su juo turėjo 2 vaikus. Tada ištekėjo 3 kartą ir vėl už eigulio. Pasakė, Dievas 3 myli. Žinoma, ir tą nušovė. Liko jai po 3 eigulių 6 vaikų. Ji buvo net Hlubokos kunigaikščio raštinėje, skundėsi, kaip su tais eiguliais nesiseka. Tada jai pasiūlė ištekėti už Ražicos užtvankos sargo Jarišo. Ir ką jūs pasakysit? Nuskandino jį žvejojant. Ir su juo jis susilaukė 2 vaikų. Tada jį ištekėjo už arkliagidžio iš Vodnenų. O tas jai kartą naktį smogė kirviu ir nuėjo savo norų pasiduoti. Kai po Pyseko apygardos teismo jį nuteisė pakarti, jis nukando kunigui nosį ir pareiškė, kad dėl nieko nesigaili. Taip pat pasakė kažką labai bjauraus apie poną imperatorių. O kaip įžeidinėjo imperatorių išgėrę žmonės? Prašau jūsų, ponai, pakeiskite temą. Leptels ką nors žmogus, paskui nemalonumai. Kaip įžeidinėjo poną imperatorių išgėrę žmonės? Prisigerkit, uždėkit groti Austrijos himną ir pamatysit, ką imsit šnekėti. Bet tas senas ponas šito tikrai nenusipelnė. Kai pagalvoju, jog imperatoriaus dėdė, o jie jį nušovė, kokia gėda. Apie tai rašo visi laikraščiai. Jūs manote, imperatorius šitą taip ir paliks? Menkai pažįstate. Karas su turkais tikrai bus. Užmušėt mano dėdę, tai šekėt jums per snukį. Per snukį. Bet Sarajeve viską padarė serbai. Klystate, padarė turkai už Bosniją ir Hercegoviną. Karas neišvengiamas. Serbija ir Rusija mums padės. Bus peštynių. Daugiau jums nieko nesakysiu. Daugiau nieko sakyti ir neprivalote. Eisite su manimi. Išgėriau 5 bokalus alaus. Duokite dar 1 stikliuką slyvinės. Man jau laikas eiti, jo labiau, kad esu areštuojamas. Pone smuklininkė, jūs vedęs taip? Ar jūsų žmona gali tvarkyti reikalus, kol jūsų nėra? Gali. Tada paveskite jai visus darbus. Vakare jūsų ateisim. Eime. Bet už ką?
Juk buvau toks atsargus. Pasakėt, kad ant pono imperatoriaus dergė musės. Policijos valdyba. Dėl atentato Sarajeve policijos valdyba buvo kimšte prikimšta kaltinamųjų. Šveikas, įkištas į vieną pirmo aukšto kamerų, rado dar 6 žmonės. Jis pradėjo klausinėti vieną po kito, už ką jie pasodinti. Iš 5 sėdinčių prie stalo išgirdo beveik tą patį atsakymą. Už Sarajevą, už Ferdinandą. 6, kuris tų 5 šalinosi, atsakė nenoris su jais turėti nieko bendra, kad tik ir jo nepradėtų įtarinėti. Jisgi čia sėdys už plėšikišką bandymą nužudyti vieną Holicės valstietį. Aš esu nekaltas. Visiems mums nepasisekė. Jeigu atėjo tokie neramus laikai, kai šaudo į erchercogus, nėra ko stebėtis, kad tave veda į policiją. Aš nekaltas. Visa tai daroma triukšmui sukelti, kad Ferdinandui prieš laidotuvės būtų padaryta reklama, bet aš nekaltas. Jėzus Kristus taip pat buvo nekaltas, o ir jį nukryžiavo. Nekaltas žmogus niekada niekur ir niekam nerūpėjo. Šveikai, į tardymą. Labo vakaro linkiu visiems ponams. Neapsimeskite idiotu. Aš dėl to nekaltas, mane iš kariuomenės atleido už idiotizmą. Jums iškelti kaltinimai rodo, kad esate blaivaus proto. Ar prisipažįstate dėl visko? Jeigu jūsų malonybė pageidauja, kad prisipažinčiau, prisipažįstu. Man nuo to blogiau nebus. Bet jei pasakysite šveikai, dėl nieko neprisipažink, aš įsisukinėsiu lik paskutinio atokvėpio. Pasirašykite čia. Dar kur nors turiu pasirašyti? Ar ateiti iš ryto? Ryte jūs veš į teismą. Kelintą valandą jūsų malonybė? Kad nedaug dievė nepramiegočiau. Laukan! Tai vadinasi, jūs esate tas ponas Šveikas. Manau, kad toks ir turi būti, kadangi mano tėvas buvo Šveikas ir mama ponė Šveikova. Aš negaliu jiems padaryti tokios gėdos, nepripažindamas savo vardo. Jūsų pasirašytame akte matau, kad pridirbote įdomių dalykėlių. Jie man liepė jį pasirašyti, tai ir paklusau. Pone Šveikai, esate sveikas? Čia parašyta, kad jūs skelbėte ir skleidėte gandus, jau greitai kils karas. Taip, jūsų malonybė, ponė viršininkė, kils. Ir labai greitai. Ar neprieštarausite, jei jūs apžiūrės teismo gydytojai? Te gyvoja jo didenybė imperatorius Pranas Juozapas I. Teismo gydytojų komisijai, kuri turėjo nustatyti, ar dvasinė Šveiko būsena atitinka visas tas piktadarystes, kuriomis jis yra kaltinamas, diagnozė buvo aiški. Po spontaniško Šveiko prisistatymo atkrito daugybė klausimų, liko tik keli svarbiausieji. Ar radis sunkesnis už šviną? Dovanokite, aš jo nesusvėręs. Oi, sergu reumatu. Ar tikite pasaulio pabaigą? Pirmiausia, turėčiau tą pabaigą pamatyti, bet rytoj tikrai jos nesulauksiu. Ar mokėtumėte apskaičiuoti žemės rutulio skersmenį? Šito nemokėčiau. Ar žinote, koks didžiausias Ramiojo vandenyno gylis? To atsiprašau, nežinau, bet manau, kad bus tikrai didesnis negu Vultavoje prie Višehrado uolos. Ponai, leiskite ir man užminti jums myslę. 3 aukštų namas, kiekviename namo aukšte po 8 langus. Ant to namo stogo yra dar 2 langai ir 2 kabinai. Kiekviename aukšte po 2 nuomininkus. O dabar atspėkite. Kelintais metais mirė kiemsargio senelė. Pakaks. Ne. Primiktinai prašau, dar vienas klausimas. Kiek bus 12 897 padauginus iš 13 863? 729. Manau, to visiškai pakanka. Galite išvesti kaltinamąjį. Pranešime, kurį po šito surašė, komisija pasiūlė visų pirma nutraukti Josefo Šveiko teisminį tyrimą. Antra, nukreipti Josefą Šveiką apžiūrai į psichiatrijos kliniką.
Nuostabu. Geriau negu pirtis prie Karlovo tilto. Jei dar nukirptumėt nagus ir nuskustumėt, tai iki visiškos laimės man nieko netrūktų. Ženkite 3 žingsnius. Juk aš liepiau jums žengti 3 žingsnius. Man negaila poros žingsnių viršaus. Ar jūsų psichikos būklė buvo kada nors tyriama? Kariuomenėje medicinos komisijos buvo pripažintas nepagydomu idiotu. Mangi atrodo, jog esate simuliantas. Gražinkite šiam ponui drabužius ir perduokite jo dokumentus raštiniai. Ir liepkite nesičiupinėti su juo, kad jis mums ilgai nesėdėtų ant sprando. Tegu velniai jūs kur nujoja. Jeigu dar nors kartą čia pakliūsit, tai aš jūs, nieko neklausdamas, perduosiu tiesiai į Hradčano karo teismą. Suprantat? Supratau. Laukan. Tegul Dievas jums už viską atlygina. Štai aš ir sugrįžau. Įpilkite man alaus. O kur ponas Palevecas? Jau grįžo namo? Davė jam 10 metų. Prieš savaitę. Na, matai. 7 dienas, vadinasi, jau atsėdėjo. Jis buvo toks atsargus. Pats visada apie save taip kalbėjo. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad nekaltą žmogų gali nuteisti 10 metų. Kad vieną nekaltą nuteisė 5, tą aš girdėjau. Bet 10. Slaptasis agentas Berčneideris skubiai apsidairęs, įėjo vidun, prisėdo prie Šveiko ir užsisakęs alaus laukė, ką Šveikas pasakys. Žiūrėkit, kažkoks Čimpera, Straškovo kaime, Račineveso paštas numeris 5, parduoda ūkį su 13 dešimtinių žemės. Ten yra mokykla ir geležinkelis. Stebiuosi, kodėl jūs tas ūkis domina, ponė Šveikai. Čia jūs. Aš ne iškart jūs pažinau. Mano silpna atmintis. Pastarąjį kartą matėmės, jeigu neklystų, policijos valdybos priimamajame. Ką nuo to laiko veikiate? Dažnai čia lankotės? Šiandien čia atėjau dėl jūsų. Policijos valdyboje girdėjau, kad pardavinėjate šunis. Man reikėtų gražaus pinčerio, arba špico, arba ko nors panašaus. Pageidautumėte gryną kraujo gyvūno, arba kokio nors iš gatvės. Manau, apsistosiu ties gryną krauju. Brečneiderio žinios apie kinologiją buvo menkos. Bet gautas policijos įsakymas skambėjo tiksliai, aiškiai ir griežtai. Geriau susipažinti su Šveiku, prisidengus šunų prekybą. Šiam tikslui jis galėjo disponuoti tam tikromis lėšomis šunims pirkti. Dėmesio, pinčeris nėra veršiukas. Su pinčeriais viskas atvirkščiai. Kuo mažesnis, tuo brangesnis. Aš teikčiau pirmenybę didesniems, kad saugotų namus. Norėtumėte šuns? Ar kalytės? Man vis tiek. Paieškokite vieno. Aš rytoj jo ateisiu. Sutartą teikite. Bet tokiu atveju privalau jūsų paprašyti 30 kronų rankpinigių. Kokia čia gali būti kalba? Prašau. O dabar mes išgersim po 4 vyno mano sąskaitą. Jiems išgėrus Šveikas užsakė po 4 vyno savo sąskaitą. Tada Brečneideris ėmė įtikinėti Šveiką, kad šis jo nebijotų, kad šiandien jis nedirba ir kad šiandien su juo galima kalbėti apie politiką. Šveikas pareiškė, kad smuklėse apie politiką niekada nekalba. Brečneideris priešingai buvo nusiteikęs maištingai ir pareiškė, kad kiekviena silpna valstybė yra pasmerkta žūti.
Šveikas pareiškė, kad su valstybė nėra susidūręs, bet kartą rūpinosi silpnu senbernarų veislės šuniuku, kurį šėrė kareiviškais sausainiais ir tasai tikrai pastipo. Išgėrus po 5. ketvirtį, Brečneideris apsiskelbė anarchistu ir klausinėjo Šveiko, kurion organizacijon jam įsirašyti. Po 6. bokalo jis pasisakė už revoliuciją ir prieš mobilizaciją. Po šito Šveikas pasilenkęs sušnibždėjo jam į ausį. Į smuklę ėjo kažkoks svečias. Geriau būtų, kad jis jūsų negirdėtų. Galite dėl to turėti nemalonumų. Matote, ponia šeimininkė jau verkia. Ko verkiate, šeimininkėlė? Po 3 mėnesių laimėsim karą, bus amnestija, jūsų ponas sugrįš, o tada taip paušim pas jos. A pak si dáme u vás do trumpety. Šveikas susimokėjo taurėje ir grįžo pas savo seną šeimininkę, ponę Müllerovą. O, švenčiausioji mergelė. Mieliausiasis ponė, maniau, kad grįšite tik už 4 metų. Pas mus 3 kartus darė kratą, o kai nieko nerado, pasakė, kad jūs žuvęs žmogus, nes esate gudrus nusikaltėlis. O kur tas senbernaras, ponia Müllerova? Pabėgo kratos metu. Jis įkando vienam policininkui, kitas įtempė iš palovio. Prieš tai vienas iš tų ponų pasakė, kad polovo kažkas kiūto. Tad tam senbernaro įstatymo vardu liepė išlysti. O kai tas nepanorėjo, jį ištraukė. Senbernaras iš pradžių šoko ant jų, o paskui šovė pro duris. Ir tiek jį tematėm. Jėzau Kristau, dabar jo tikrai ieškos policija. Prisikentėjau nuo tų instancijų, ponė Müllerova. Užtat nepatikėsit, kiek jų dabar čia ateis pirkti šunų. Nežinia, ar tie ponai po perversmo tyrinėję policijos archyvą iššifravo slaptųjų fondų įrašus, tokius kaip S40K, T50K, D80K ir taip toliau, ar ne? Bet jie be abejonės klydo, manydami, jog STD yra inicialai kažkokių ponų, kurie už 40, 50, 80 ir taip toliau kronų pardavinėjo čekų tautą juodgeltoniam ereliui. S reiškia senbernarą, T taksą, D dogą. Visus šiuos ir kitus šunis Brečneideris gavo iš Šveiko. Tai buvo šlykščios baidyklės, kurias Šveikas įpirždavo Brečneideriui vietoj grinakraujų šunų. Jam taip ir nepavyko nieko išnipinėti. Net subtiliausius politinius pokalbius Šveikas nukreipdavo į kalyčių ir šuniukų gydymą. O mitriausios suktos pinklės baigdavosi tuo, kad Brečneideris įsivesdavo iš Šveiko dar vieną maišytos veislės baidyklę. Ir tai buvo žymiojo seklio Brečneiderio galas. Kai jo bute buvo jau 7 tokios pabaisos, jis susirakino su jomis galinėme kambaryje ir nešėrė jų tol, kol jos jo nesuėdė. Buvo toks kilnus, kad neapsunkino valdžios laidotuvių išlaidomis. Neišneša mano galva. Kaip jis surinks kaulelius, kai reikės stoti prieš paskutinį teismą? Tekstą vertė Inga Simonova, skaitė Giedrius Arbačiauskas. Įgarsinta Lietuvos televizijoje.